Labas rytas. Na, pavyko aš plaukti anksčiau negu 1:30, dabar yra po 9:15. Tačiau buvau jau 4 mašiną nusilydime šitan. Vienas žvys iškart išplaukė tą pusę, tai ten nebeplauksim, kitas yra priekį, ten irgi nebeplauksim, čia prie pat plaukė. Aš turbūt manau, kad varysiu ten pat, kur praeitą kartą Sartuos žvejojau, bet to mes Sartuos žvejojom ten pat, kur baigiau užklupus audrai. Ir dar šiandien be to yra pirmą kartą turbūt tokia saulėta diena, visą dieną rodo, kad bus saulėta. Ir mažiau vėjo, tai įdomu, kaip čia bus šiandien sukibimo. Žiūrėsim, temperatūra vandens 12,5 laipsnių, tai dar, kaip sakyt, tinkama. Pirmas inkaras, biškį virvės susipynus, na atsipinsim paskui, jeigu užteks atvynioti. Kai baigiam praeitą kartą žvejybą, taip pat ir pradedam. Žodžiu, persigalvojau kol kas trumpai, kadangi čia žiūriu pakraštys prie pat yra šitas labai negilus, nėra žvejų. Tiksliau vienas yra va ten, antras yra va ten, bet panašu čia plūdinė žvejoja. Tai šitą kraštą pasibaigsim vėliau, varom čia prie pat, mėtam, apmėtam. Trečiadienis, rytas, na galvojau nebus žvejų ten labai daug, nes savaitgalis daug nebūdavo. Startinį nuimam, dedam dar tokį vieną, einamas pirmą, mėginkiam, varijokiam, maš kažkas. Šiek tiek biškį toliau nuo krašto linijos. Na, jeigu ir nieko nepagausim šiandien, bet užtat oras tai tiesiog pasaka. Net gali ir žuvis nekyp, tiesiog pabuvimas gamtoj. Pastebėjau, kad čia daug valčių net nekruta. Labai jau tingi inkarus permetinė, tai kažkaip be inkaro mačiau. Tai jo, bet vienas tikrai plūdininkas čia prie pat. Pabandom šitą. Pasidėjom kitą gaminuką. Šiaip pernai metais aš šito pradėdavau ir daug žvejodavau, tai aš nežinau šito per pavasarį, per tą gegužę gal virš, nežinau, kokį kibimą turėjau tikrai virš 20. O šiemet kol kas per kiek žvejybų, 3 ar 4, dar neatsidariau ant jo. Pamėtėm šitam pakraštį, nieko, kaip ir praeitą kartą nieko. Bandom judėti tiesiai, palei to pakraštį. Na va, ir atsidarėm su savo masalą, kur sakiau, neatsidaro. Ir perplaukimas buvo geras ženklas. Opa. Ta virvė atsipainioja. Opa. Saulė atpygino, nieko nežiūriu. Opa. O va, koksai gražus. Neilgas, nedickas, bet storas ir piktas belė kaip. Vos rankas išlaikiau. Taigi, galvoju, tik pasidėjau įveik ir iš karto prašau. Ir svarbiausia, dar kai mečiau, norėjau pasakyti, kad iš tos pačios vietos, kur ir praeitą karpą gavau. Ir taip ir buvo. Kažkur atsivijo ties viduriu. Geras konkretus kibimas. Ir bent jau šitas labai godžiai buvo prarijęs masalą ir labai piktas. Koks čia paukštis skrenda? Erelis. Vanagas, nežinau. Man atrodo, buvo kibimas. Nes tikrai tik ant gylį negalėjo jokio žolėčio užkliūt. Susukam ir metam, iš karto vėl bandom.
Gerai, žodžiu, buvau biškį per daug, reikia persiplaukti kitą vietą. Jau čia sugavom šitoje vietoje vieną. Kibimas apmažėjo. Vienas lydys sąskaitoje ir vienas turbūt atsargus kibimas labai. Labą dieną. Kur jūs velkiaujat? Nu ir kaip? Nieka? Vienas kliovas, bet matas, kad nekimba šiandien. Nu šiandien sunkiai, a senai žvejoji? Nuo ryto, pusė 8 tai to. Ai, tai ten anksti. Opa, pirmamba. Gerai buvo kalės. Na tai jau turbūt gavo jau per dantis kablį viskas. Taigi, nelabai aktyvus šiandien jelidžiai, nelabai. Kol kas sunkiai, labai sunkiai. Na gerai būtų 2 pagauti jau, bet kaip sakyt, vieną turim ir 2 kibimai buvo. Tai baika, kaip per valandą su biškiu, kai tau gerai, kaip tokia mėgėjai. Taip, biškį atsisėdau, reikia pamastyti. Labai nekimba, pradėjau mąstyti, gal masalus pasidėsiu didesnį ir dabar lieksiu prie 2 variantų. Arba vėl tą patį mėtyt, kurio viską sugavau, arba dėtis visiškai ryškų didesnį, bet dėtis natūralesnios spalvos masalus. Kažką va tokio va, su blizgučiais. Tai žiūrėsim. Reikia pamastyti. Nes jo, šiandien sunkiai. Kaip taisyklė, jeigu oras geras, nekips, jeigu oras labai blogas, tada kips. Peržiūrinėjau, kokius masalus turiu. Šitas Vestina man žiauriai patiko, atrodo, nu, pagal orą dabar, bent jau pagal nuojautą, tai žiauriai išmėginti noriu. Masalas neatnešė kažkokių vaisių, tai deduosi visiškai į kitą pusę, tai kiek įmanoma ryškesnį. Dėkimba. Ir šiaip natūralių masalų kažkaip visą gyvenimą prisibijau. Bet čia turbūt tokia žvejo psichologija. Taip. 11:40. Kibimas. Na, dar kartą kals ar ne? Ne. Nu, ta prasme, prieš tai pakrantė prabėga visą, dabar už nugaras. Jau taip sekas. Žvejot, dar gulvė šitas. Ta kraštą mėtėm, nestebuklai. Pačiai pradžiai gal bus gerai, vieną šat lydį inšovėm, galvojau, o dabar pavarysim, bet nieko. Dar 2 kibimai buvo, ar 3, bet tiesiog kibimai nieko. Girdėjau žvejai, šnekėjo kitoje pusėje ežero, tai vienas, bet ant tokie vietiniai matos, vienas sako, ešerį tik vieną pagavo, o kitas tik vieną kibimą turėjo. Vienas velkiauja, kitas mėto, bet taip labai vienoje vietoje. Dar pabūsiu apie valandą, maksimum valandą ir varau tada krantan, bet dar prie leidimo valties į kitą pusę šiek tiek nuplauksiu pamėtyt. Pernai ten buvo pagavau, bet nu, šiaip realiai jau nebetikim kažkur galima bus pagaut, bet reikia dar pasistengt, pamėgint. Atplaukėm kitą pusę nuo įsileidimo. Čia pamėtysim pusvalanduko gerą. Tik norėjau pasakyti, kad paskutiniai metimai, nes visiškai prie pat valties ir viskas, tipo, ir gana žvejot šiandien, nes liko 15 minučių ir to metimo,
kai žodžius rinku galvoj, kibimas buvo tik užmetas. Dar, man atrodo, šiek tiek didesnis iš pirmo, bent jau gerai jautės vienu momentu. Ojojoj, na čia geras. Pirmą vestiną žuvis, nestiną kabliuko. Štai kokia. Pikta, labai pikta, bet mažutė, atrodė, kad tikrai didelė. Da paneršto gal biškį susižalojęs. Na, padarom paskutinį metimą. Ir viskas. Pakuosimėms. Žvejybą baigiam. Yra 1 valanda. Apibendrinus labai sunkiai žvejyba, buvo oras labai geras, bet, kaip sakyt, pabuvom gamtoj, geram ore. Dabar einam tvarkytis šito valtį, visko ir važiuosim. 2 lydžiai valtį. Paskutinis ten iš vis kuriozinis, ten paskutinį inkrą padariau. Ir kol užmečiau, kol pats skendo ir stvėrė. Ar buvo 3 tikrai kibimai, tai tikrai neprasčiausia žvejyba, galima likti su 0. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Iki greito.